Radio centro video. Aš keliavau tenai, žinok, tikrai išbandyti savo jėgų, pasisiūlyti Lietuvai, kad galbūt mano metai, bet aš nuėjęs galiu ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad yra daug stipresnių už mane, mano visi balsai eina Vaidui Baumilai ir Ievai. Nepasakysiu pavardės, bet kas žiūri, tas tikrai žino. Labai sunkiai pavardė, tai ką čia? Zazimauskaitė, štai ir pasakiau. Ieva. Ir tiesiog kiekvieną šeštadienį vis žiūrint, supratau, kad gal aš savęs jau ir neįsivaizduoju šitame konkurse ir nusprendžiau... Bet pala, tai kažkaip tu apie save taip reikėtų save kelti, viršų kažkaip sakyti, kad aš galiu. Bet tai gal reikia dar, aš kaip sakau, nenuleist rankų, paimti metus savo ir išnaudot šitus metus, vat, kažkokio tikslas. Simai. Tu paminėjai Ievą Z ir Vaidą B. Taip. O, ką? Mija. Ai, Mija. Kiekvienas turi savo favoritus. O kas tau atrodo šiemet atstovaus Lietuvai Eurovizijos konkurse? Aš nežinau, mes konkursą reikinčiu. Konkurse. Neužilgo konkursas. Tai visai neblogai. Mes visai neseniai su Giedre analizavom ir klausėm klausytojų. Žinai, kas geriau Eurovizijoje? Vaidas Baumila ar Mija? Aš klausau Radio centrą. Ir dėliai to, kad lažybų ten tie organizatoriai, bendrovės arba tie kofų sudarinėtojai nusprendė, kad būtent jie turi daugiausiai šansų laimėti. Dabar nei iš šio, nei iš to tu pasakai, kad Ieva Z irgi turi šansų laimėti, ne? Mano šansų. Ta prasme, aš jai duodu galimybės ir mano jau būna pasirinkimas. Gal ir pralaimėsiu, bet tai... O ką tu siūstum? Taip, dabar iškritai, žinai, gal ir negražu kitų atžvilgių, žinai, dėmesį, kolegos, muzikontai. Ką siūsčiau? Tai aš ir sakau, žinok, man labai, aš kaip pamačiau iškart, kad Vaidas dalyvauja, tai supratau, kad tikrai ne mano šitie metai ir nereikia meluoti savo, nes Vaidas turi labai daug sukaupęs patirties, labai daug tikrai ištobulėję užsienį. Ir aš jį ir siūsčiau, nes neneikim to fakto, kad kada reikės atlikinėti Eurovizinę dainą, tai bus begalė daug žmonių salėje ir scenai. Tai reikia jau būti pasikauščius ir matyti, žinai, visą. Bet pala, tu kažko tai nepasakai iki pat galo, nes, Mija irgi mačius tų žiūrovų, kaip aš įsivaizduoju, žinai, daug ten, pilnos arenos. Jau matau, jau diskutuosim, kas geriau. Įdomu, žinai, tu kažkaip pamiršti, Mija, man nuoskauda kažkokia yra, kad, praktiškai, Aš žinok, dabar kaip Mija sutiksiu, tai aišku, reikės man galvą nuleisti ir praeiti. Ne Jordana, ne jau karalienė, tai jau mūsų, bet, vis tiek jau prie karalių ten, ne? Man, žinok, vis da atrodė, kad vyriškas kvapas yra vyriškas kvapas. Kažkaip, žinai. Vyriškas nėra moteriškas kvapas. Vyriškas. Vyriškas yra toks stiprus, žinai, ateis, padainuos. O moteriškas vis tiek švelnus, romantiškas, lyriškas. Eurovizijai gal reikia tokių vyrų, žinai, kaip. Girdimyje. Tai kai sutiksi Lapatinską kažkur gatvėje. Tai vyriškas kvapas yra vyriškas, o Eurovizijai, nebent back vokalai galėtų būti. Moteris turbūt. Oi, kaip nepatogiai jaučias nepatogiai. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.